Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui. Marius Laurinavičius šiandien su vasarinė maikutė, marškinėliais, kas reiškia, kad visa informacija, kurią šiandien pateiks, yra visiškai nerimtai žiūrėtina ir nekredibli, nes žmogus su maikenu, gerai, surimtėkim, Mariu. Sveiki visi, ačiū už žemimą, klausom įdėmiai. Kam tu čia mane pasikvietei? Tam, kad tau paaiškinčiau tokiu subtiliu būdu, kad kitą kartą būtų vėl su kostiumu. Gerai. Ne, vasarą galima, Liepa. Tai kaip mes čia dabar skaičiuosim laikrodį, ar... Leis man vėl pažaistą žaidimą, aš manyčiau, dabar yra, gal be 12 minučių. Tai čia į kurią pusę pasisuko radiklė? Truputį prieš laikrodžio, ta prasme, aš manau, kad situacija yra truputį geresnė dabar, bent jau aplink Ukrainą ir gal net aplinkui Trumpą. Tuoj Marius vėl iš manęs išsijuoks, išsityčios dėl Trumpo. Aš apskritai nesijokiu iš tavęs ir šiaip nieko nesijokiu, aš bandau tik tai kartais pasiginčyti. Bet, šiaip įdomu. Tiesiog netekom Grahamo. Tai va čia. Grahamo. Ir čia tarp kitko įdomios, sąmokslo teorijos dėl jo mirties yra. Taip, jau pareina. Bet, šiuo konkrečiu atveju aš ko gero manyčiau, kad vis tik natūrali mirtis, bet čia susisijęs su šiek tiek kita tema, kurią aš noriu aptarti ir mano galva iš esmės labai nedaug, bet atvirkščiai pajudėjo link tos sąlyginės pasaulio pabaigos. Nes daug yra pakankamai daug dalykų, kurie yra pavojingi ir netgi jeigu taip jau visai pritraukti žiūrovus, tai šį kartą labai rimtai esu pasirengęs pagazdinti. Ir tikrai rimtai, ta prasme, čia artimiausi mėnesiai slepia labai didelę grėsmę. Jinai neišvengiama, bet labai didelė mums. Čia gali būti ir tavo aliuzija į langą Putino dėl mobilizacijos visuotinės? Čia nelabai susiję. Ta prasme, čia Rusija, bet pradėkim nuo tokių, kaip čia, paprastesnių dalykų, paskui perėsiu prie šito ir galbūt aiškesnių, nors kita vertus nelabai aiškesnių, nes aš šiek tiek kitaip galbūt vertinu negu bent jau Lietuvoje. Čia daugelis pakankamai optimistiškai vertino NATO aukščiausio lygio susitikimą ir, iš esmės NATO mums, kadangi yra viskas, nuo NATO būklės priklauso mūsų saugumas 100% iš esmės. Tai šitoj vietoj yra dvi žinios. Viena gera, o kita taip pat bloga. Niekiek nemažiau. Ir ta geroji žinia yra, kad dar kartą atsipūtėm, nieko neįvyko. NATO išliko, Trumpas ten daug visko prišnekėjo, kas yra labai blogai. Ir ne tik tai dėl to, kad jis prišnekėjo, bet visiems procesams vykstantiems tai yra labai blogi ženklai ir netgi susiję su tuo, apie ką aš šiandien ruošiuosi gąsdinti. Bet kita vertus, pats NATO kaip karinio alijanso mechanizmas, jisai veikia, tas samitas iš esmės parodė, kad jisai veikia ir veikia nestabdomai, kol kas. Ir iš esmės, mano tai tas bendras, toks jeigu visiškai bendras vertinimas, būtų čia, iš karto prisipažįstu, ne mano formuluotė, bet man jinai labai patiko, todėl ir ją ir pakartosiu, čia vieno iš amerikiečių analitikų formuluotė, kuri mano galva tiksliausiai apibūdina. Tai yra stipresnė Europa silpnesnėme NATO. Šito NATO susitikimo rezultatas yra stipresnė Europa silpnesnėme NATO. Ir kitas dalykas, kas,
iš principo yra gerai, bet tuo pačiu slepia pavojus yra, kad Europa kol kas sėkmingai, ir tą reiktų pabrėžti, perka laiką. Tai yra, nieks neįvyksta, ten Trumpas kažką ten prišneka, bet iš esmės, kaip ir sakiau, ta karinio alijanso prasme, mechanizmas veikia, nestabdavai, nekliūdomai, viskas gerai, kol neįvyko kažkas, ten kol neatėjo diena X. Tai štai, iš esmės Europa perka laiką dėl to, kad, kaip ir sakiau, tas mechanizmas veikia gerai ir veikia iki dienos X. Ir ta diena X, iš esmės, aš čia turiu galvoje jau nebe ką Trumpas padarys, o ką teoriškai gali. Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas. Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui.